Labą dieną visiems. Mes atkeliaujam su Rūta ir turėsim šiandien pokalbį, diskusiją, pasidalinimus. Tokia neeilinė tema, kodėl vieniems tėvai yra našta, o kitiems tėvai ir dovana. Šiandien aš pas save turiu viešnią Rūtą Pivorienę, intuityviąją mentorę. Mes su Rūta susipažinom dvasinio verslo manifestavimo kursuose. Ir jinai ir iš tokio gražaus ten krašto, Rūtelė, tu pati dar pasipasakok, pasi, e, pasakyk, kur esi ir tikrai neatsimenu tavo tos vietovės pavadinimo. Ir kokių dar tu iš tikrųjų ten turi nuostabių dalykų, kaip padedi moterims ir išeiti iš tų sunkių būsenų. Ir vat po to mes pasidalinsim, kaip mums gimė šita tema. Tai labą dieną. Ačiū, Jūratėlė, kad pakvietei mane, nes pati turbūt nebūčiau išdrįsusi taip išeiti viešai. Tai va, to aš gyvenu Rūgšteliškio kaime, Utenos rajone, čia prie ežero. Ir išties dažnai būnu Vilniuje, taip pat dažnai būnu Panevėžyje, nes ten tėveliai mano gyvena. O Vilniuje tai darau Mauri sakralaus prisilietimo sesijas, štai irgi dažnai būna tenai. Taip, ir padedu moterims išeiti iš sunkių būsenų, labiau jausti save, sugrįžti į save, jausti save, savo poreikius. Va, ir kartu mokiname su Jūrate, pas Žanetą, Jūrą. Tik tai aš ilgai buvau, bet vis nesiryžau. Nesiryžai eiti pokalbį. Tai va, aš esu tas žadintojas, paskatintojas ir iš tikrųjų aš kartais kai kuriuos užknisu su savo tuo tokiu noru eiti dalintis, nes tikrai mūsų tarpe ir tikrai ir begalė moterų, kurios užsiima tokiom nuostabiom veiklom, tokiais nuostabiais dalykais ir padeda ir savo kartu, ir kitiems tiesiog šiuo evoliucijos laikotarpiu tiesiog neužstrigti, neužsibūti tose destruktyviose būsenose. Ir šiandien apie tėvus. Mums gimė šita tema, bekalbant, bediskutuojant ir grupėje abiems su Rūta, o Rūta iš tikrųjų 15 metų dirbusi dar ir Valdorfo darželyje. Ir man taip atliepė, todėl kad prisilietimas ir buvimas ar ne, ir darbas su vaikučiais reikalauja labai ir meilės, ir empatijos, ir atjautos, ir kūrybiškumo, o Valdorfo darželį ten ypatingai, ar ne, ir visai kitaip, viskas ne kaip tradiciniuose. Aš esu iš Plungės, kas manęs nepažįsta, dar nesate, ta prasme, susipažinę, dirbu su moterimis, iš tikrųjų šiuo metu padedu išgirsti irgi save, bet ir pabusti santykiuose. Kaip tik apie tai vėliau. Ir todėl, Rūta, pasidalink, kaip tau visa tai atrodo dabar ar anksčiau, kas tie tėvai ir mums, ir visiems. Ar našta, ar dovana? Ja. Jo, tai vat, kai gimstam mes, tai mums būna jie kaip dievai ir tie vieninteliai. Ir viską perimam, net negalvodami. Viską, nes viskas atrodo, žodžiu, kaip kitaip ir gali būti. Ir po to jau,
suaugę net galbūt matom, kad kažką aš čia turiu, vat ką turi tėvai ir man tas tinka. Ir, e, ir tą sunku net kažkaip ir pripažinti, nes kažkaip tėvus ir atrodo ir mylime, ir kaip ir gerbiam. Ir toks va tas dvigubas yra tarsi gali atrodyti, kad jeigu aš čia pripažinsiu, kad tai blogai, tai tarsi juos pasmerksiu kažkaip tai, ar kažkaip tai įvertinsiu. Tai ir aš pati, va, ateidama savo keliu ir, žodžiu, tyrinėdama, kas čia vyksta, kodėl aš, va, irgi kažką noriu daryti, bet negaliu, kažkur reikštis negaliu, kaip visa tai iš kur manyje yra. Ir, na irgi, va, tą atsekiau, kad tai yra iš vaikystės. Na, kažkokie, va ir tai, kad ir dabar aš jaudinuosi kalbėti, yra Ai, tas jaudulys. gerai. Taip, ir dėl kurio aš pat ir nedrįsau neteiti ir taip ir rodytis. Ir iš ties, nu visai net neseniai, aš kažkaip, va, kad leidau savo būti tam jauduliui ir tyrinėti tą, kaip tai yra mano kūne. Ir tai mane, būtent tas jausmas kūne nuvedė į mano vaikystę, į kokius 3-4, kad man 3-4 metukai. Ir žodžiu, ir tenai manęs kažkokios nepriima, kaip aš kažką tai darau. Ir tas, taip įsirašė yra. O Ir, ten prisimeni, Rūtelė, ką konkrečiai tu darėjai ir ką tave ten norėjo pataisyti? Ar tik jausmą prisimeni? na, labai prisimenu, aš labai ir konkrečiai, ir, na, mano tėvai buvo išsiskyrę. Ir aš pamenu, kaip į mane, žodžiu, žiūrėjo mama ir močiutė ir sakė, kad visa į panašiai tėvą. Nu, bet to tėvo, nebuvo ir tarsi, taip yra blogai. Kaip čia yra, taip yra blogai. Tai, ir tas, ir nors aš ir bendravau su tėčiu, žodžiu, ir suprantu, mamą, nu, žodžiu, nebuvo jokio nei smerkimo, nei ką, bet tas apie tai, kad tokia, kokia aš esu, būti kažkaip tai, kažkas yra negerai, tai tas, žodžiu, aš visą laiką nešiausi. Čia tarsi, žinai, Ir dabar aš... skambėtų, galiu pasakyti, Taip. tarsi, žinai, skambėtų, ką aš girdžiu, jeigu panaši į tėtį, kažkas tu jie negerai, nes jeigu tėvai nėra kartu, tai todėl jie išsiskyrė, kad ten tėtis kažkoks ale nevykėlis ir ar kažkas ten nesutapo, ar ne, ir tada tokia gaunasi, ar ne, kažkaip jausmas, kad aš irgi kažkokia, nu, kitokia, ar ne? Taip. Arba ir tai, kad, na, ir man tai buvo, kad aš tarsi, kad aš su tavim, mama, bet tarsi, kad kaip ir prieš tave, tėti. Ir tas vidinis visiškai kažkoks nesąmoningas, tokia prisimta programa, su kuria aš gyvenau ir tarsi tas santykis su vyrais, su pasauliu, su gyvenimu, nu, kas ateina per tėvą, tarsi jis kažkaip tai, tarsi aš nusisukusi nuo to buvau. Ir, nu, tik suaugusi aš kažkaip tai galėjau, po truputį žiūrėti, kas čia kaip vyksta, kodėl aš čia, irgi kažko negaliu ir tai atsekti. Ir kad tai yra, na, vaikystėje, tie prisimti dalykai. Tai bet dabar, žodžiu, aš tą matydama, na ir dabar, kaip sakiau, apie tą mažą vaiką, tai aš dabar tarsi ir pasisodinau tą mažą mergaitę, kuri negavo dėmesio ir leidžiu jai būti, tai tarsi kažkokiai psichikos daliai, kuri kažkuriuo metu negavo dėmesio, leidžiu jai būti ir jau kaip ir nebeleidžiu jai vadovauti. O tiesiog tampi ją ir mama, ir tėtis, ir priimi ją.
Taip, 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 ir tas pamatymas, bet kaip ir mano mama, kaip jinai ir mano tėtis, vat, kad jie irgi kažko negavo savo vaikystėje ir kad tuo metu jie va taip galėjo. Ir netgi, ta prasme, jie net nieko, nu, mama kalbėjo su močiutė taip, kad vat, panašiai tėvą. Ir čia neutrali, žodžiu, visiškai, nu, kaip. Na, jos ten turėjo, aišku, gal savo nuomonę, bet Nu, čia, žinai, vertindavo anksčiau visi, kitaip nemokėjo, apie jausmus nieks nekalbėjo. Ir tai ėjo iš kartos į kartą, o dabar mes jau ar ne norim kitaip. Tik tai va tą, ką tu ir vardini, tą jautrumą, kitoniškumą tokį ar ne, ir tiesiog dovana, kai tu jau pradedi busti kaip moteris ir va tos jausmus jausti, kad neišeis mylėti protu, mylėti galima tik širdimi ir atblokuojant savo visus jausmus. taip, ir man vat, tai atrodė irgi, kad aš irgi nemažai ėjau per vairias praktikas ir atrodė, kad na gerai, aš jau čia tą supratau, susitvarkiau ir viskas, jau to mažo vaiko jau jis čia užaugo ir nėra. Ir iš ties visai neseniai aš pamačiau, kaip aš nešiojuosi įtampas kūne. Ir kaip aš neleidžiu vat, tam būti, kad aš to nepriimu. Ir aš manau, vat, kad daugam taip yra, kad, na, kadangi taip pat susiję kažkaip su tėvais, kad gali kilti toksai, vat, na, kaip kaltinimas ar atsiribojimas nuo tėvų. Nes aš pamenu, kaip irgi, kaip jaunystėje, kai mes irgi, vat, ištekėjau už vyro ir mes norėjom kuo toliau būti nuo tėvų, kad jau gyventi viską taip, kaip mes norim. Tarsi, kad tėvai mums primeta kažką. O dabar matau, kad tai taip, tai ir buvo tos prisimtos programos įvairios. Tie vidiniai balsai, kurie kalba kaip, žodžiu, vat, kaip tėtis ar motina, kad vat, turėtų būti taip ar taip. Ir kad iš ties nuo jų niekur nepabėgsi. O geriausia tai eiti į akistatą ir žiūrėti, kas čia yra. Ir kad dabar tai yra jau mano. Kad tai atkeliavo taip per tėvus. Bet dabar yra mano dalykai. Ir dabar va šitoj vietoj aš noriu įsiterpti ir vat mūsų klausytojai, kurie klausys mūsų ar dabar tiesiogiai klausosi, aš pažiūrėsiu gal ir kokių pasidalinimų irgi. Galite reaguoti, rašyti, reflektuoti, nes va čia šitoj vietoj, kai tu pasakei, kad norėjot kuo toliau nuo tėvų gyventi, va čia tie tėvai ir atrodo kaip kažkokia našta ir aš pasitrauksiu kuo toliau, nes jie per daug kontroliuojantis, jie neleidžia savarankiškai kurti, priimti sprendimą, ne? Tėvai tiesiog mato vaikų kažkokias, nu jau, kad ir suaugusių problemas ir ten situacijas gali tiesiog ir netaip suprasti, ar ne? Jie galbūt kelia daug lūkesčių. Kaip tavo vat, buvo šitoj? Ar keldavo tau lūkesčių kažkokių mama ir gal lygino, žinai, su kitais, ar su savim, ar ten su kažkokiais giminaičiais, pusseserėm galbūt. Na taip, aišku, kad na, kažkaip na, mama turėjo savo nuomonę, kaip kažkas turėtų būti. Ir tikrai aš jaučiau tos lūkesčius ir iš ties irgi, vat, norėdama irgi, nors ir užaugus ir savarankiškai gyvenau, bet suprantu, kad aš taikiausi ir kažkiek tai apsimesdavau mamai. Ta prasme, nebuvau nuoširdi ir nepasakodavau apie save. Nesidalinau, kaip man yra ir kodėl aš kitaip noriu daryti. Tarsi irgi vat tokį atrodė, kad ji gali kažkaip tai pakenkti. Na, tokia kaip siena užsistato. Taip, ir kaip dabar matau, kad tai vat tas toks irgi vat vidinis, tas, kur neatsiskyrimas, tarsi vat neprisijėmimas
tos autonomijos savo. O kažkoks išlikimas, kad vat vis tiek vat turi galę, žodžiu, ta mama viduje esanti jau su savo balsu, tarsi turi galę kažkokią, bet tą veikti. Na Mhm. ir iš ties aš visai neseniai taip ėmiau su mama kalbėti atvirai apie tai, na kaip aš jaučiuosi, vat, ir kaip aš jaučiuosi, kai jinai vat, man išsako kažkokius lūkesčius, ar vat, kaip mokina, kaip kažką turėčiau daryti. Nes Ir tai dar buvo, dabar. kad tarsi taip, kad aš tarsi vat, ją saugodavau, nes atrodydavo, kad jeigu pasakysiu, kad kitaip, tai kad, žodžiu, jinai pergyvens, nervuosis. Čia geros Tai jo, mergaitės sindromas. taip, 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 taip. Labai pažįstama ir man. Labai pažįstama, tikrai bus, vat, Rima rašo, kad pažįstama vaikystėje jaučiau nuoskaudą dėl tėvų tarpusavio santykių, reikėjo laiko sąmoningai tai priimti, aišku. Oi, ar tu man pritarsi, Rūta, kad, kaip ir sakei, kad mes tėvus pasirenkam jau, ar ne, va ten ateidami per juos, per jų kanalą? Ne, Na mes taip, prieš. nes taip aš O taip po irgi to mes kovojam. tikiu. Nesąmoningai kovojam prieš jų va, tą meilę, kontrolę, lūkesčius. Ir, ir tai tęsiasi, bet, ar ne, aš ir tu, Taip, ir žinau, kad daug moterų atėjo į šitą žemę dabar šio laikmečio nebereikalo, kad visą tai pakeisti. taip, ir aš taip manau, kad nėra, visatoj nėra primetimo ir kad yra pasirinkimas. Ir dabar matau, kad kaip iš ties, kad aš pasirinkau vat, būtent tai ir kad vat, tą jėgą, kurią turėjo tėvai ir galbūt kažko neišskleidė talento ir tai pasireiškia kaip per šešėlį kažkokį. Ir kad aš vat irgi turiu dovanas, tas panašias, ir kad turiu iš tikro vat tą galę išskleisti ir dovaną, o ne šešėlį iš tos jėgos. Na, žodžiu, vat man dabar irgi vat yra tas atradimas, kad, nu tikrai, vat aš turiu tas savybės. Nors kartais aš sakiau, ne, jau šito tai tikrai nėra, jau šito tai tikrai nėra. Ir Dažniausiai tai va, taip ir kas nepatinka, tą ir turi, taip, taip, taip. nes nenori matyti, nes tai Taip, manai. nes manyje taip, pas manyje vat irgi, vat, nu, kaip suprantu, kad irgi vat ir reiškiasi ir per tą šešėlį. Vat kaip ir tas geros mergaitės ir kontrolės po to, na, žodžiu, ir įvairių. Mhm. Ir man Tai atrodo iš tikrųjų, kad dažniausiai tai ne tik atrodo, jau tiesiog ir įsitikinau, ar ne, kad vat, ir Rūta įsitikino, kai ateina moteris į konsultacijas, į pokalbius, kad mes kalbam tikrai visi apie tą patį. Mūsų tėvai taip pat norėjo būti laimingi, taip pat norėjo tos meilės, bet jie nemokėjo, jie taip pat turėjo neišspręstų kažkokių tai problemų ir skausmo. Jie iš tikrųjų net nežinojo, kaip teisingai parodyti tą meilę ir rūpestį. Ir jie kartais net nesąmoningai tuos savo sunkumus ir tą viduje jaučiamą skausmą tarsi perkelia ant vaikų, nes nemoka kitaip. Ir vis tiek čia ir iš tikrųjų ko pasimokyti. taip, ir Tokie dabar aš tėvai. kai žiūriu, vat, taip, naujom akim, tai matau, vat, iš tikro kokia meilė buvo ir koks atsidavimas ir pasiaukojimas, nu koks totalumas buvo vat, kiekvienuose veiksmuose, net kurie man atrodė vat, neprimtini ir kad, na, man kenkia. Čia, taip. Dabar, vat, na, matau, kad kokia ten buvo meilė. O gerai, o kokių tu, vat, pavyzdžiui, gali pasidžiaugti, vat, ko išmokė, vat, tavo tiesiog tėvų tokie santykiai, mamos tas toks elgesys, ką jie išmokė tavęs, ką tavyje sužadino, kokių tų Nežinau. savybių.
Kokių savybių išmokti? Na, kažkaip sunku dabar čia taip trumpai atsakyti, nes rodo daug tų Nu, taip savybių. kaip išeina, gali ir ilgai. Na, Stiprybės, kantrybės, atjautos. a, Aš tai girdžiu, ką tu pasakoji, tai ir kantrybės, ir stiprybės vienai moteriai auginti ar ne vaiką. Išgyveno sunkumus. Tos moteris iš tikrųjų mūsų buvo ženkliai atsparesnės. Mes na, norim labiausiai kitaip. tai gal mane, bet labiausiai mane tai va ta jėga iš tikrųjų, iš mano mamos energija ir jėga. Ir, ir kartais mane iš tikro tai net slopindavo, nes jos buvo labai daug, jinai va viską visur ir visiems. Ir tas Galinga. atvirumas, ir aš kažkaip tai net tarsi iš to, kad jos tiek daug man norės atsitraukti ir susimažinti ir būti tyliai. Ai, Bet va čia ta suprantu, va dabar, va kontrolierė jo, va, tokia. na taip, taip. Ir, na, taip, bet dabar suprantu, va, nu kokia tai yra jėga ir jaučiu va tą jėgą manyje ir jaučiu, kaip jį užslopinta yra ir nori, žodžiu, išsiveršti, va, kad ir tai, kad ir Mhm. dabar kalbu. Gerai, o dabar Tai aš sugrįšiu prie tėvai buvo išsiskyrę ir dažnai ateina iš tikrųjų moteris į pokalbius, kurios jaučia nuoskaudą, kad vat, tėvelis neaugino, kad ten, pavyzdžiui, dabar jau kaip suaugę reikia jo rūpintis, jisai ten ir senatvėje, pavyzdžiui, ir serga. Ir ten negali savim pasirūpinti ir tarsi eina va toks nuoskauda ir kodėl aš turiu rūpintis, manimi nesirūpino ir taip toliau ir panašiai. O tu tiesiog tavo santykis koks yra na, iš su tikrųjų, aš tai tėčiu. palaikiau ryšį visada ir su tėčiu, taip nebuvo, kad ir tikrai Mhm. rūpinosi ir tėtis, ir mama, tai man va šito nebuvo. Mhm. E, Bet nebuvo ir kasdien čia šalia. manau, čia va iš tikro kažkaip tai gal, va, kai tu sakai, kad tai būna, kad tai yra va iš to vidinio skausmo kažkokio, va, kad ko negavo tarsi tas vidinis vaikas ar tas paauglys, kur tuo metu negavo. Ir tarsi, va, žmonės gal nešas, nu, taip yra, kad nešasi tą skausmą ir tarsi, nu, ir tą kaltinimą, kad, va, man kažkas nedavė. Ir Mhm. čia, va, tas yra, Aš kad čia vargšė kaip ir tokia, žinai. neprisėmimas atsakomybės savo, kad, na taip, nu, bet aš gavau gyvenimą, aš gavau, va, visas savybės, aš čia esu dabar, va, viską turiu aplinkui, va, Pagrindinė ir dovana yra talentus gyvenimas. kokius turiu. Taip, ir visą, ką turiu, iš tikrųjų, vat, jeigu nebūtų tėvų, tai aš nebūčiau čia ir nieko nebūčiau turėjęs. Ir Net nebūtum vaikščiojęs čia po šitą žemę. jo, o kur yra skausmas, tai irgi gali būti tas nepripažintas kažkoks tai, nes žmonės, nu, dažnai ir nenori žiūrėti į skausmą. Ir vat mes įmamės, ieškom kažkokios kompensacijos, jaučiam, kad kažkas ne taip ir tada vat einam ar arbatos gerti, ar dar stipriau kažko išgerti, ar ten saldumynų valgyti, kad nejausti skausmo. Bet vat, na, kadangi aš irgi dirbu su kūnu, tai aš kviečiu labai pasižiūrėti, kur va tas nepatogumas, kažkoks tai skausmas, kur jaučiasi kūne ir kad eiti ir žiūrėti į tai. Ir Mhm. dažnai tai būna, kad kai pasižiūri tiesiai, tai nebūna toks didelis tas skausmas, bet kol nežiūri ir kol vengi, tai atrodo kažkas labai didelio. Ir galbūt va, ir su tėvais tas Žinai, o aš tuo tarpu perkelti. noriu pasidalinti vienos klientės iš tikrųjų va tokia, kai atėjo užklausa irgi santykius su tėvais. Ir jinai tiesiog sako, man netgi gėda, jaučiu, kad gimiau tokioj šeimoj. Ir vidinis konfliktas tarsi. Viena dalis, žinai, myli, kita gėdinasi, nes
tas tėvų elgesys, va ten tiesiog kaip jie elgėsi ten ir girtavo, ir konfliktavo, skandalus kėlė, ir po to viskas liktai ir susitvarkė, bet vis tiek vaikui vat ir išlikę jau tam suaugusiam ar ne žmogui iš vaikystės tie prisiminimai, kaip tėvai irgi negebėjo tiesiog darniai kurti šeimos ir ta šeima, toje šeimoje tarsi buvo labai nesaugu. Ir ką tu, pavyzdžiui, tokiai moteriai gali patarti, rekomenduoti? Taip, ir čia Aš vat yra labai pasakysiu. svarbu, jo, iš tikrųjų yra labai svarbu, kad ir nenuneigti, vat, kad tau buvo taip ir kad tu turėjai tą patirtį. Ir, na, aš, pavyzdžiui, darau irgi tokį pratimą, kaip tokį, na, yra labai gerai, jeigu galima kaip konsteliaciją pastatyti, bet kad yra tėtis kažkokį žmogų, mama ir tą į vaiko poziciją. Ir net Mhm. duoti, žodžiu, kaip kalba tėtis, kaip mama elgesi ir ką tas vaikas mato, ką jisai išgyvena. Kad tarsi Mhm. tą ir patirti savo kūne, savo pojūčiais, tą situaciją. Ir pamatyti, kad ir, žodžiu, paklausti, kiek tau metų, kai tu žiūri ir matai, kai tėvai taip elgesi, Tai va, tu, tavo aplinkoje taip vyksta ir kiek tau metų. Ir tada dažnai žmogus žino, jisai ir duoda tas frazės tėvams, irgi iš to laiko, iš kažkokių savo patirčių. Ir jis tai va irgi visą sako, tą taip, Rūta daro klientėms ir va, kurios klausot ir klausysit. Ir turit kažkokių tai problemų ar ne, vat neišspręstų ten su tėvais ar galbūt su kitais ar ne žmonėm santykiuose ir galbūt tempėtės kaip naštą, vat kodėl tėvai arba netgi kad ir kiti žmonės ar ne, su kuriais nein sukurt darnių santykių, tampa našta, todėl kad tempiamės mes iš praeities kažkokias situacijas, kažkokius įvykius ir todėl tampa jie našta. O jeigu iš šio momento pažiūrėti, žinai, vat su tom kitom akim, jau tom taip, sąmoningom, brandžiom, su meile, ir taip, tai Rūta aš ir padės. dar nepabaigiau to pratimo, kad čia viena dalis ir kad tas labai svarbu apšviesti. Ir iš tikrųjų, na, kaip ir nueiti į tą patyrimą, tą sunkų tokį, Mhm. bet po Nu, to aš pakviečiu, kad atsistoti tam žmogui ir pasakyti, kiek tau dabar metų, kaip tu matai, tą situaciją. Ir grąžiniai dabar tu dabar. kaip suaugęs, irgi duoti žodžius tėčiui ir mamai tą elgesį. Ir ką tu norėtum, kad tau jie dabar pasakytų. Ai, kaip super. Ir taip, Žodžiu, žodžiu, viską jo, tą. ir net labai, taip, labai gerai būna, jeigu dar būna ir tie žmonės, ir kurie net balsu pasako, ar ten paprašo, Praktiškai. kad apkabintų, ko nori, ir tarsi tada gauna tuos tokį tą pojūtį, tarsi vidinio savo tėčio ir vidinės mamos, Čia šitam reikia tą vedlio. patyrimą. Taip, ir kad tu Vedlio dabar, ir kad aš esi, nepadarysiu, Rūta gali tai padaryti, kas klausot tikrai nepadarys, nes dažniausiai pasijungia protas, o čia jau eina visai kitam lygmenį bendravimas, sielų, dvasių, pasijungia intuityvumas, tai tikrai, jeigu eisim iš protų, mes galime dar daugiau susipainioti. Esu dalyvavusi konsteliacijose ir tiesiog turiu tokią patirtį, bet tikrai reikia tam vedlio, tas, kuris na, va, čia aš būtų. irgi šiaip tokių konsteliacijų nevedu, bet tokias čia kaip mini toks, kaip pratimas, bet tarsi, kaip konsteliacijos elementai. O šiaip tai, kad aš per kūną einu. Iš ties irgi darau maurių, sakralaus prisilietimo sesijas, kur irgi padedu žmogui Mhm. eiti giliau į savo kūną ir patirti save kaip visumą ir išgirsti iš širdies. Kaip žinom, kad kūne yra visa informacija apie mus, visas žinojimas ir visa savigydos galia, tai per maurį sesijas kviečiu į tai ir Labai. Esu per dalyvavus, pokalbį. tik tai ne pas Rūtą, apturėjus tiesiog tokią va, tą sakralę sesiją. Labai nuostabi patirtis ir kuri ir transformuojanti.
jau kitą dieną ir tiesiog išeini kitokį transformaciją. Ką, Rūtelė, iš tikrųjų norėtum dar nuo savęs pridėti, kurie vis dėlto galvoja, kad tėvai yra našta, kurie galvoja, kad yra dovana, viskas su jais yra ok. Bet va tiems, kurie galvoja, kad tėvai yra našta, kad tėvai yra kalti dėl jų dabartinio gyvenimo, kažkokių nesėkmių, nes tikrai, kai pakalbi su mentoriam arba tiesiog su kitais specialistais, kurie dirba pagalbos ar ne žmonėms srityje, tai nesvarbu iš kokios šeimos, nesvarbu kokiam amžiui, ateina su įvairiausiom iš tikrųjų priekaištais, nuoskaudom, tempėsi iš praeities visą tą skausmą ir narpliojasi ten toj praeityje ir jie visi turi ką pasakyti apie tėvus, nes jie tiesiog ir žinai, va tam vidiniam konflikte, kaip tu ir dalinaisi, kad kažkas čia ir ne taip, nu ne taip aš pasirinkau. Ką gali tokiem žmonėm pasakyti? Nu, vienas tai būtų, kad, vat, na, pasižiūrėti, nu, kiek metų yra tam, kuris kaltina, kur, vat, turi tų priekaištų. O kitas tai iš ties, kad mes buvom mokomi, kur labai susipainioja yra ir tėvų, ir vaikų ribos, vat, tėvai turi labai lūkesčių ir, žodžiu, reikalavimų vaikui, po to vaikai turi tėvam. Tai čia kažkaip tai va apie tą. Na, pažiūrėti, kur aš esu savarankiškas Super. ir kur yra mano galia. Na, kad netiduoti kažkaip savo galios. Taip, kai mes kaltinam, skundžiamės, mes tiesiog kaip nusimetam atsakomybę nuo savęs. Tarsi aš čia ne prie ko, ką susikūriau, kokių nesąmonių ten ar nedramų gyvenime, ar kažkokių skolų, ar dar kažko. Čia tėvai kalti. Nu, grinai, vat, ta nesaugystė, ar ne? Bet čia ir sąmonės lygmuo. O kai jau man sekasi, tai jau, okei, čia manim glostykit, didžiuokitės, kelkit ant pjedestalo ir tėvai netgi tada ir geri, ir visas pasaulis geras, ar ne? Juk taip, juk realybė ir tokia. Bet iš tikrųjų tai priimti va tą. Taip, arba vat, irgi vat, išrašyti, vat, o ką gero aš gavau, vat, na, ta prasme, kokias aš turiu gyvenime dovanas. Gal nesėjant net su tėvais, bet iš viską aš gyvenime, kokias turiu dovanas. Taip, ir talentus, Gebėjimus. ir šiaip namus, darbą, ta prasme, vaikus galbūt, taip, ir talentus. Va, čia pirmiausiai vertinimas tai, ką tu turi. Va. Taip, kad vat, aš esu sveikas, pavalgęs, dabar turiu, vat, galiu naudotis viskom, žodžiu, ir sociumo sukurtom gerybėm. Ir kurti savo taip, gyvenimą taip, kaip aš noriu, o ne gręžiotis ten atgal. taip. Čia dėkingumas. Taip, ir aš irgi vienu metu irgi buvo toksai, kur sunkus laikotarpis, bet kažkaip tai irgi pasigavau tą pratimą, kad dėkoti už viską, nors dar nežinant, žodžiu, vidus ir viena pusė sako, nėra čia už ką, bet vat dėkoti. Ir iš ties tada vat irgi galima atrasti, kaip tas, kad kiekvienas iš tikrųjų įvykis, kiekvienas yra X, yra nei geras, nei blogas. Ir kad aš galiu būti auka ir sakyti, aš bejėgė ir kaip man čia vat yra ir tėvai netie ir viskas ne taip ir ta situacija vat ne tokia, kaip norėjau. O galiu lygiai tas pačias situacijas priimti, kad man yra iššūkis ir jeigu jis atėjo pas mane, tai matyt, aš pajėgi esu su tuo susitikti ir pamatyti tame dovaną kviešiu. Būtent. Tai va, Rūta kviečia į savo pasirinkti būti kūrėjų gyvenimo. Pasirinkti būti kūrėjų, o ne auka. Ir Rūta iš tikrųjų gali pravesti jums vat, ir sakralę sesiją, ir pirminis pokalbis iš tikrųjų, ir ne su Rūta, ir 30 minučių nemokamas.
Na, aš tuo tarpu noriu pasinaudoti progą, kad mes šiandien esam laive ir kad pasiektų kuo daugiau žmonių. Šiaip aš dirbu su moterimis, bet mano nemokamas renginys, kuris vyks vasario 25, 26, 27 dieną, tai ir 3 dienas iš eilės, vyks uždaroji mano grupė, renkuosi save su Jūrate. Ir tai bus tiesiog pabusti santykiuose. Nes šitas pavadinimas ir veda ir tai, kad mums tiesiog reikia atsibusti. Aš pati tiesiog buvau užmigusi, vat irgi, kaip ir Rūta dalinosi, ir va toje vaikystėje, ir praeityje, ir ten kaltinimuose, ir taip, ir aš tiesiog, mane tai stabdė. Mane stabdė ir aš nešiausi sunkią naštą su savim. Ir čia ir santykis su viskuo, su savim, su tėvais, su partneriais. Ir kas stovi tarp kiekvieno žmogaus, manęs ir Rūtos šiuo atveju, arba mūsų su Rūta ir vat kurie mus klauso, kas stovi tarp mūsų. Ar meilė, ar tas protas vertinantis, ieškantis prie ko prikibti. Ir va čia tiesiog labai aiškiai galima, kaip ir Rūta pasakoja, ir vienokių metodų, ir kitokią praktiką. Aš dalinsiuos šitam renginėje savo patirtimi, savo klienčių patirtimi, istorijomis. Nemokinsiu, nedalinsiu patarimų, ar skirtis, ar likti santykiuose, ar vertinti ar nevertinti. Bet tikrai visa tai vyks į išsiplėtimą, į visai kitokį matymą, kas ir santykiai. Tai nėra tik tai duoti ir gauti. Ir daug daugiau. Mes pažiūrėsim daug giliau. Ir tikrai nei tėvai nėra našta, nei santykiai nėra našta. Kai tu tiesiog išsilaisvini pats nuo visų tų ribotų įsitikinimų, kaip turi būti, išsilaisvini iš visų tų pančių, bei tada gyvenimas patampa visai kitoks. Na, taip. Ne? Taip, ir aš kviečiu į tavo renginį tą. Aha. Tikrai kartais mes užstringam savo kažkokiam siauram, O kai siaurose susipainiojam, rėmuose, kur nebematom. atrodo taip ir nebematom. Ir tikrai, bet Jūratė kviečia labai į išsiplėtimą ir kažkaip norisi man paminėti apie tai, kad tu su genų raktais dirbi. Ir kur labai, bet Ačiū, man tai ačiū. irgi apie tai, kad yra ta jėga kažkokia, kuri turi savo dovaną, bet jei tos dovanos nenaudojam, jinai gali reikštis per šešėlį. Ir kaip atrakinti, kad veiktų kaip dovana. Taip, šitam projekte iš tikrųjų pasidalinsiu visais tais įrankiais ir ką Rūtelė dabar priminė apie genų raktus, tai vienas iš savipagalbos įrankių, bet tai nėra pagrindinis. Tikrai tie, kurie norės, gaus ir dovanų, padarys tiesiog dovanų šitą esybę žemėlapį. Nes tikrai mes atėjom į žemę nekentėti, ne lygintis, nekontroliuoti ir nesunkume gyventi. Mes atėjom iš tikrųjų gyventi lengvume. Tiek moteris to nori, tiek vyrai to nori, tik mes dar tiesiog esam tame, žinai, tokiam mokymosi etape, kaip naujai, nes mūsų tėvai tikrai gyveno visai kitaip ir kitokiam tam etape. Tai šiandien atsisveikiname. Klausimų ir kažkokių refleksijų daugiau nematau. Ačiū, kas buvote su mumis, kas dar būsite. Ir visas nuorodas sukelsim po šito mūsų live transliaciją.
Ir rašykite Rūtai, rašykite man, jeigu tiesiog nerasite, kur prisijungti į renginį. Mielai aš atsiųsiu asmeniškai kvietimą į grupę. Tada gražios jums, kas čia šiandien pirmadienis, kai tu neskaičiuoji dieną, atrodo, nežinai kokia diena. Kiekviena diena kaip šventė. Nu ir reikim švęsti savo likusią dieną. Ačiū labai, Jūrate, ačiū, kad pakvietei mane. Jo. Ačiū tau ir ačiū tikrai visiems, kas klausys. Ir labai kviečiu, jeigu kažkas Iki. atliepė,